Vieną rytą tiesiog prabudau su ūminė alerginė reakcija. Visas kūnas buvo nusėtas milžiniškomis raudonomis dėmėmis. Suregistravau pas dermatologą, skubiai konsultacijai, paskyrė man antihistaminių vaistų. Kadangi aš buvau tik tai 2 savaitės po gimdymo, turėjau nutraukti ir maitinimą. Turėjau koreguoti mitybą savo. Gydytojas pasakė, alerginė reakcija galėjo būti nuo maisto. Davė sąrašą, ko aš negalėjau valgyti. Aš beveik nieko negalėjau valgyti. Gali būti nuo skalbimo miltelių. Taip, aš 10 metų pravargau su odos problemom, akne, visokiausi bėrimai, raudonos dėmės, reakcija į karštį, šaltį, nudilginimo jausmas, pasikasai ir visi ruožai raudoni nueina, atrodo kaip su dilgėle perbraukus per kūną. Vieną kartą per odos ir venerinių ligų paskaitą mano dėstytoja pasakojo apie odos ligas. Pasakojo jinai apie dilgėlinę, sakau, dėstytoja, ar gali būti taip, kad man yra dilgėlinė? Susakiau visus požymius. Jinai, aišku, pradėjo juoktis. Tada buvo pirmas kartas, kai aš supratau, kai aš išsiaiškinau, kad pas mane yra dilgėlinė. Per laiką išmokau daugiau, mačiau daugiau įvairiausių situacijų, atradau būdų, kaip šitą ligą suvaldyti ir supratau, kokia yra iš tikrųjų odos ligų priežastis. Rašyk komentare, kokias odos problemas turi tu.